Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų rugpjūčio 10. Ką daryti, kai nereikia daryti nieko? Labai daug metų tai laikiau tik pūkuotuko išmintimi. Kažkiek laiko mane tai gąsdino, nes aš buvau tai, ką aš dariau. Nedarysiu nieko, nebus ir manęs. Na, atrodė tai atrodė, nors ir dabar į klausimą, kas tu, labai knieti atsakyti kokios nors veiklos pavadinimu. Iš įpročio. Nes tai aišku ne tik man, bet ir kitiems. Buvimas Barbė devyndarbė pradėjo mane mokyti, kad aš galiu veikti ir tą, ir kitą, ir dar ką nors, bet aš juk nepradingau. Aš mokiausi, keičiausi, bet viskas vėrėsi klijavosi sluoksniais ant kažko, kas buvau aš. Atsirado kažkas, kas galėjo būti be jokios veiklos. Tada atsirado erdvės mokymuisi būti tuštumoje, ramybėje, nebėgti nuo jos, nepanikuoti, neieškoti, ko būtinai tuoj pat reikia užsiimti. Šiandien jau norisi sakyti, kai nereikia daryti nieko, nieko nereikia su tuo daryti. Reikia leisti tai stebuklingai akimirkai trukti tol, kol ji turi garą. Tegul. Nieko nereikia su ja daryti, nebent tik priimti kaip dovaną, kurios patys savo retai kada galime ar norime pasidovanoti. Šiandien labai retai turime progą pasitreniruoti ramiai, būti ramybėje. Be fono, be nors mažiausio ekrano, be kompanijos, be pasikalbėjimo. Esu tikra, kad labai dažnai tai atrodo kaip kažkas neigiama arba nenormalaus, nors kiekvienam įkvėpimui turi būti iškvėpimas, kiekviena diena turi baigtis naktimi. Ramybė yra stebuklingai maloni, bet su ja reikia išmokti ar greičiau priprasti būti. Ramybė yra maloni. Užsidėjusi savo psichologijos skrybėlę, norėjau primygtiniau tvirtinti, kad ramybės šiandien reikia ne tik malonumui, bet ir sveikatai. Nėra geresnio būdo atstatyti jėgas. Bet tam, į klausimą, ką daryti, kai nereikia daryti nieko, svarbiausia atsakyti nieko. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.